Per Kauno rajoną toliau Vilniuje krepšinio banga. Šį kartą kovo 19 dieną krepšiniu savo mokykloje gyveno Domeikavos gimnazijos moksleiviai. Pasveikinti domeikaviškius oranžinio kamulio švente atvyko Kauno rajono meras Valerijus Makūnas su savivaldybės administracijos atstovais. Lietuvos krepšinio federacijos garbės prezidentas Vladas Garastas, projekto krepšinio diena mano mokykloje vadovas Darius Pancekauskas, Kauno rajono moterų krepšinio komandos Sirenos direktorius Edgaras Stankevičius, šios komandos žaidėjos Kristina Alminaitė ir Rasa Žibantauskaitė. Integruotose pamokose Domeikavos gimnazijos moksleiviai turėjo progą iš legendinio trenerio Vlado Garasto lūpų išgirsti apie krepšinio istoriją Lietuvoje. Biologijos pamokos metu Žalgirio fizinio rengimo treneris Sigitas Kavaliauskas aiškino apie žmogaus raumenų darbą. Krepšininkė Kristina Alminaitė vedė krepšinio žaidimo taisyklių konkursą, o moterų krepšinio komandos Sirenos direktorius Edgaras Stankevičius ir krepšininkė Rasa Žibantauskaitė dalyvavo diskusijoje Krepšinis ir aš. Apie Kauno rajono pilietiškumo pamokoje vaikams išsamei papasakojo meras Valerijus Makūnas. Dailės ir muzikos pamokose į meninės disciplinas pažvelgta pro krepšinio prizmę. Tuo tarpu sporto salėje mokinių komandos varžėsi krepšinio tematika sukurtose vikrumo, greičio ir taiklumo estafetėse. Po integruotųjų pamokų gimnazijos sporto salėje prie susirinkusių šeimininkų ir svečių prisijungė dar du garbingi atvykėliai. Buvę šios gimnazijos auklėtinis Prienų Rūdupio žaidėjas Artūras Milaknis ir Kauno Žalgirio krepšininkas Mindaugas Kuzminskas. Jau tradiciškai atvykėliams teko pasivaržyti su gimnazistais kamulio metimo taiklumo varžybose. Pirmoji dvikova su 2,5 m ūgio aukščiausia Lietuvos krepšininkė Kristina Alminaitė stojo 8 B klasės mokinė Eimantė Jusevičiūtė. Ir nors kamuolys nekrito taip gerai, kaip norėjosi, profesionali krepšininkė Eimantei padovanojo krepšinio kamuolį su savo autografu. Mindaugas Kuzminskas baudų metimo varžybose kovojo su 2 B klasės gimnazistu Eiridu Giedraičiu. Artūras Milaknis lygiosiomis sumetė baudas su 3 klasės gimnazistu Roku Janicku. Abiem vaikinukams krepšininkai taip pat padovanojo savo autografais papuoštus kamuolius. Kaip jaučiatės mano mokykloje? Na, faina, vien tai, kad tu baigiai mokyklą yra smagu čia, kad daug vaikų susirinko, ypač tave palaikė. Gaila, kad nesugebėjai aplošti mokinio, bet parodo tavo lygį turbūt. Todėl aš žaidžiu Prienų Rūdupį, ne Kauno Žalgirį. Kokie įspūdžiai šventės? Nieko, geri, manau, pats tos geriausius savo laikus praleidau mokykloje. Ir smagu matyti, kaip fainai mūsų tinka, tose konkursą dalyvauti, manau, smagu tiek jiem, tiek mum ir apskritai. Aš žiauriai jaudinausi iš tikrųjų prieš tą baudų konkursą, tai įsivaizduoju, kaip buvo sunku tam mano priešininkui irgi. O kaip pats jautiesi sugrįžęs į savo mokyklą? Fantastiškai, puikiai, senai nebuvo. Atnešė knygas, kur čia sakė negražinės. Tai aš prieš tai, aš skolos raštelį, žinai, va, knygos dingo. Eidamas namo pamečiau kuprinę su knygom, tai ką palinkėtum vaikam šitiems susirinkusiems visiems? Nieko, tiesiog optimizmo, kad mokytųsi, sportuotų, kas sportuoja, siektų savo užsibrėžtų tikslų ir niekada nenusimintų. Be prizų neliko ir kiti integruotųjų pamokų dalyviai. Vienas smagiausių vaikams tekusių prizų – bilietai į U17 pasaulio jaunių krepšinio čempionato varžybas. Tai šventė tikrai mes labai ruošiamės. Vaikai džiaugsmingai sutiko žinią, kad šitas projektas neaplenks ir mūsų mokyklos. Tikrai nuotaikos pačios gražiausios, kadangi iš pačio ryto grojo muzika, šventiškai vaikai pasidavinę. Tai tikrai buvo įdomi labai diena, kitokios pamokos negu visą laiką. Nauda didžiulė. Mokiniai daug ką sužinojo, ko nesužino mokykloje, nes su jais bendravo profesionalai, žmonės, kurie dirba su aukšto meistriškumo sportininkais, kurie praėjo didelį kaip treneriai kelią. Tai tikrai neįkainuojamas pamokos mokiniam. Projektas Krepšinio diena mano mokykloje iki mokslo metų pabaigos apkeliaus dar 8 Kauno rajono ugdymo įstaigas. Vasarą Kauno rajono savivaldybė ir Lietuvos krepšinio federacija pradės vykdyti kitą projektą, sujungsianti tradicinę Lietuvos religiją su antrąja krepšiniu.